Dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus, taigi, kad labai dažnai mes iš tiesų netgi pasirinkdami tam tikrus metodus, kažkaip esame susižavėję, čia tarp kitko man trupučiuką studijavusiam sociologiją atrodo dėsninga, taip niekas čia manęs per daug nestebina, bet žinot, kas trupučiuką stebina, kad mes turėdami tokią pilnatvę katalikų bažnyčioj, renkamės tam tikrus trupinėlius iš kitų konfesijų ir tokie mes laimingi. Palaukite, kolegos. Mes galime bendrauti ir bendradarbiauti, bet mes turime labai gerai žinoti tam tikrus skirtumus, ką turi labai esminio katalikų bažnyčia, ką mes turime ir ko neturi mūsų broliai. Ir kai kuriuos dalykus mes galime pasiskolinti, bet dėl kai kurių dalykų mes turime labai gerai pagalvoti, nes ko gero mes ruošiame ir norime, kad žmonės būtų katalikų bažnyčioje, bet kažkaip kartais aš matau labai didelio pasimetimo čia ir kartais žmonės sumaišo, kad mūsų mišios katalikų bažnyčiai tai maždaug yra tas pats, kas agapė, ar ne? Mano galva toli gražu taip nėra. Ir todėl, kolegos, man atrodo, kad va čia vėlgi tas dvasinis ugdymas ir gerai žinojimas bažnyčios mokymo yra nepaprastai svarbus. Nes jeigu mes neturėsime to tikrumo, aišku, mes negalėsime padėti ir perteikti žinių, nes mes turime perteikti ne Liobikienės, Petronio ar Lukėnienės žinias, bet mes turime perteikti katalikų bažnyčios mokymą. Visų pirmiausia, apie šeimą, apie gyvybę, ar ne, apie bendrystę ir taip toliau. Tai va, šito klausimu, man atrodo, kad reikia šeimos centrams iš tiesų pakalbėti. Toliau, žinios, kaip sakiau, nelabai keičia, bet žinios turi tapti žinojimu. Ką tai reiškia? Tai turi praeiti tam tikras procesas, kad tai, ką sužinau, ką tai man reiškia kaip asmeniui, ko iš manęs reikalauja, kokių pokyčių, kokių gebėjimų ir kokių vertybių išugdymo. Ir tik tada, kai žinia tampa žinojimu, kai mes praeiname tam tikrą procesą, tada mes galime galvoti, ačiū Dievui, mes pasiekime tai, kas yra labai svarbu. Ir šito žinojimo ugdyme, kolegos, paskaitos gali duoti reikšmės nemažai, bet yra didelis bet. Juolab, kad kaip dėstytoja universitete, dirbantis su labai mano mylimais studentais, taip pat matau, kad jeigu nori tą studentą paimti per paskaitą, kad jisai sutelktų dėmesį, reikia naudoti bent keletą metodų. Ir pajuokauti, ir šeimos kultūrą padaryti, ir duoti jiems užduotis ar ne, tai tada jie kažkaip pradeda mąstyti, nes jeigu tik labai gerai paskaitai paskaitą, tik žinias perteikti, jie sako, kad mes jau nebeatsimenam, išlaikėm egzaminą ir neatsimenam. Šitų žmonių, su kuriais mes dirbame, egzaminas, kolegos, yra gyvenimas. Ir todėl pagalvokime apie tinkamą metodų pasirinkimą siekiant išugdyti žiniomis tam tikrą žinojimą. Taigi, kolegos, mes turime labai daug iššūkių. Mūsų aplinka yra mums nepalanki, mūsų sužadėtiniai, kurie ateina, ganėtinai nebrandus, bet jau tai, kad jie ateina, tai irgi gerai. Jeigu mes tinkamų būdų užmėgsime ant jų tinklą, gal mes ir juos, kaip sakyt, prisijaukinsime, o toliau Dievas darys savo darbą, jeigu mes jo gražiai paprašysime. Ir čia, ruošdamasi kalbėti su jumis, noriu trupučiuką pasakyti keletą dalykų apie tiesos pasakymą. Ir kažkaip labai mėgstu Lewisą, Carol Stamps Lewisą ir jo raštus. Ir visai ruošdamasi šitam pasikalbėjimui, pasidalinimui, kažkaip po ranka pasitaikė ne kas kitas, o kaip laiškai. Taigi, pagalvojau, kažkas čia ne taip. Bet pavarčiau juos ir staiga radau tai, ko man atrodo labai svarbu mums prisiminti. Taigi, Kipšo laiškuose Kipšas, mokydamas nelabuką, kaip reikia žmonės, atitraukti nuo kūrėjo,
Jisai sako, na, geriausiai laikytis tokių, ieškoti, reiškia, tam tikros, reiškia, bažnyčios, kur būtų du kraštutinumai. Vienas kraštutinumas tai jau taip viską lengvina, jau taip krikščionybę bando palengvinti, kad iš tos krikščionybės nieko nelieka ir tie, kurie lengvina, tai patys tampa netikinčiais. Ir čia sako Kipšas labai gerai. Taigi, kai mes sakome, norim perduoti autentišką bažnyčios mokymą ir pasakyti tiesą, tai neturime palengvinti. Nes tiesa yra tiesa. Bet čia pat Kipšas sako ir apie kitą bažnyčią šiuo atveju, nes bažnyčia tai ne tik pastatas, bet mes visi, ar ne? Ir sako, bet yra tokių, kurie kaip kerta, žinai, kaip spigliai, kaip dygliai, kaip ten panašiai. Reiškia, ką jisai sako? Tiesą sako labai netinkamu būdu, labai grubiai, labai įsijautė į savo teisumą, į savo teisuoliškumą. Man atrodo, kad šitų dviejų kraštutinumų mes turime labai vengti, kalbėdami apie savo darbas šeimos centruose, apie savo savanoriavimą. Ir ne tik, apie savo santykį su kitais žmonėmis. Pasakyti, aš nepritariu jūsų gyvenimui tokiam, kaip jūs dabar gyvenate, man tikrai labai gaila, norėčiau jums kažkaip, kad jūs turėtumėt kitą pasirinkimą. Nes tai, kaip jūs gyvenate, tai yra nuodėmė. Kažkaip mes labai dabar sunkiai girdim šitą žodį. Bet jeigu jūs netikintys, bet gerai pagalvokite, ar tikrai jums čia yra tas kelias, kuriame jūs labai gerai jaučiatės. Ir visiškai kitas dalykas pasakyti, na kągi, nieko tokio. Nu, jeigu jūs taip suprantate, tai viskas gerai, viskas tvarkoj. Nekreipkite dėmesio, ateikit pas mus, mes net neužsiminsim apie tai, mes tiesiog būsime labai labai geri. Tai kur rasti vidurį tarp šitų dalykų, mes turime labai pagalvoti. Antras dalykas, kurį aš matau, mes turime kurti pagalbos sistemą. 89 metais, tada kūrėsi Caritas ir po to iš pradžių šeimos tarnyba, paskui jau šeimos centrai, paskui jau ekscelencijos priglaudėt bus po savo sparnais ir globojote, ir dabar globojate ir padedate. Vis dėlto buvo pramatymas, kad mes turime lydėti šeimą visais jos gyvenimo etapais. Arba kitaip tariant, kriziniais etapais. Man atrodo, kad šito mes neturime pamiršti. Taip, mes šiandien galime padaryti tik tai kiek, bet jeigu mes turėsime idėją, kad mes turime pasirengti ir paruošti, ir pasinaudoti gal kitų profesionalų pagalbą, pavyzdžiui, tėvystės gebėjimų ugdymas. Tėvystės gebėjimų ugdymas ne tik tai kaip elgtis su vaiku, bet ypatinga problema šiandien vaikų vadinamas seksualinis auklėjimas, nes daugelis tėvų numeta tą ir sako, o reikia vaikus tik taip šviesti, tai jau taip apšviesti ir prišviesti, kad jau atrodo nėra kur daugiau eiti, ar ne? Bet ugdyti žmogų ir atsakyti jo klausimus yra labai svarbus dalykai. Mes turime ir medžiagą, ir metodiką, mums reikia tiesiog dalintis tais dalykais. Ir toliau kiekviename etape, kuo daugiau mes investuosime į vadinamas sveikas šeimas, tuo mažiau bus sergančių. Nors kartais mums atrodo, kad reikia dirbti jau su tom pažeistom. Taip, reikia, kad joms teiktų pagalbą, bet jeigu mes neinvestuosime į sveikas šeimas, jų nestiprinsime, neugdysime, nedrasinsime, tai sergančių bus tiek daug, kad mes prarasime viltį ir galimybę aplamai padėti. Ir trečias dalykas, kuris jau labai svarbus, tai yra bendradarbiavimas, kolegos. Bendradarbiavimas su kitais. Bendradarbiavimas tai nėra pasisavinimas programos, nes kažkaip atrodo, kad jinai mums labai tinka ir patinka, bet tie žmonės, kurie kuria programas, įdeda labai daug darbo. Ir būkime sąžiningi, tada mes turime žiūrėti, kokią programą kieno naudojame ir tą garbingai pasakyti, kad šitame mokyme aš naudoju tokią ar kitokią programą, tai reikalauja pagarba asmeniui. Aš taip pat manau, kad bendradarbiavimas tai nėra bandymas konkuruoti, kurie mes čia dabar gražesni ir geresni. Tikrai, pradžioje tikrai buvo toks dalykas, todėl kad mes organizacijos tik kūrėsi ir reikėjo joms atsiriboti, rasti savo nišą
ir kur čia mano ribos, kur čia tavo ribos. Dabar, kai tas jau yra padaryta, mums reikia ištiesti ranką vienas kitam ir labai gražiai pasikalbėti apie tai, ką mes kartu galime nuveikti. Ir bendradarbiavimo stoka, būtent to paties kokybinio tyrimo atlikto duomenimis, yra milžiniška. Daugumas respondentų kalbėjo apie tai, kad jie jaučiasi labai blogai, nes jie tarsi yra vieni ir tarsi nemato tos pilnatvės, kaip mums dirbti kartu su kateketikos centru, kaip mums dirbti kartu su kitom organizacijom, su Evangelijos. Tarsi, žinot, pagal tą Krylovo pasakyti, tarsi kiekvienas į savo pusę temptų, bet mums reikia tempti į vieną pusę. Taigi, kolegos, čia dėl bendradarbiavimo, žinoma, yra labai gražių dalykų ir žinau, kad visi ekscelencijos bando sodinti prie apskiro stalo ir sakyti, kad reikia kalbėtis, bet tas procesas užima laiko. Aš tik tai siūlau nenuleisti rankų ir žiūrėti, kaip tas procesas vyksta, nes kiekvienas procesas paima daug laiko ir energijos. Bet ką reikia daryti? Mes negalime dainuoti solo. Kaip ten benorėtume šitą daryti? Na, žinoma, tikrai labai smagu dainuoti solo, bet duetų ir tercetų dainuoti reikia daug daugiau gebėjimo ir taip toliau reiškia, na, tiesiog ir susiklausimo negu solo. Tai aš galvoju, kad šiandien bažnyčios struktūroms visom, kurios yra po vyskupijos reiškia lygmenį, kalbėti ir susikalbėti geranoriškai yra ypatingai svarbu. Ir paskutinis sakinys yra apie tai, kad Antro Vatikano suvažiavimo dokumentuose kažkaip man įstrigo vienas sakinys, o gal tai buvo parašyta Jono Pauliaus II kažkuriam laiške, bijau dabar pasakyti, bet buvo parašyta, kad mes turime skaityti laiko ženklus. Ir dabar aš noriu jūsų paklausti, koks yra mums, ką mums sako šito laiko ženklas, kai katalikų bažnyčioje mes turime vieną nuostabų popiežių, kuris meldžiasi ir aukojasi, kitas dirba. Ženklas, kuris mano galva yra labai išraiškingas. Mes esame situacijoje, kur mums visiems dirbantiems reikia pasirūpinti, kad kažkas, mes turime patys melstis. Jeigu mums nelieka laiko per veiklą maldai, tai tada reikia pagalvoti, ant kieno malūno mes pilame vandenį. Ir dar pasakyčiau, kad kai mes susiplanuojam, kad ir pačius geriausius darbus sekmadienį, tai mano viduje jau kyla toksai dalykas, ar nereikėtų mokytis apie šabą iš mūsų brolių judėjų. Ir gal iš tiesų mes neturėtume, kad ir labai gerų darbų sekmadieniais planuoti, nors čia mano kolega toj pat pacitavo iš naujos popiežiaus Pranciškaus enciklikos ir aš sakau, nu jeigu popiežius čia taip sako, gal reikia pagalvoti, bet kartais šeimos centrų žmonės tikrai tiek investuoja su meilė, kad kartais nelieka jų pačių šeimoms laiko. Tai mes turime pasirūpinti, kad mes patys melstumėmės, yra daug maldos formų ir mūsų darbas gali būti paverstas malda, bet iš kitos pusės mes turime prašyti, kad už mus kas nors melstus. Aišku, mūsų ganytojai, mūsų kunigai, mūsų dvasios vadovai, bet nepamirškime paprašyti ir bendruomenės, senelių, ligonių, negalinčių jau ką nors aktyviai veikti, pensininkų, kurie yra tikintys. Prašykime, kad, nes jeigu mes to neturėsime, Dievui bus labai sunku per mus veikti, o žinoma, jeigu mes tikime Evangeliją ir ten parašyta, prašykite ir gausite, melskite ir bus atidaryta, tai man atrodo, jeigu visi gerai susijimsime ir gerai paprašysime, tai sinodas praeis sėkmingai ir mes turėsime naują šeimų atgimimą. Labai dėkui Jums už dėmesį.